Tai labas iš naujo vlogo. Aš čia sėdžiu su savo atnaujintų veidu. Kam įdomu, pasižiūrėkit praeitą vlogą, viską papasakau. Ir šiandien noriu automatiškai žiūrėti laikrodį, kurį nusėmiau, nes fotkinus ir netinka. Šiandien yra, žinau, kad šiandien yra antradienis, man atrodo, žinot, kaip bedarbė. Bet aš rašiau šiandien nemažai business planų. Nemoku kirčiuoti, žinokit, kaip reikia business plano. Ir mano sesė man irgi pripasakojo, biški, kaip kokia sekta yra manęs, kaip ten visi užsiknisę jau yra apie mane, aš jau įkelsiu. Pat aš jau dabar galvoju, ant kiek yra Indrės kultas nerealus, tai tikrai ta specialybė žiauriai tinka, reiškia rado savo specialybę. Nes žmonės ją dievina, tipo, behalnugai nerealus, viskas tobulai veikia, nors net jeigu ateina į kokį behalnugą, nes nekas nors kreiva, vis tiek buvo tobula, prašom lygiai taip pat. Buvo nerealiai, geriausia iš viso gyvenimo behalnugų buvo pas Indrę ir kad labai maloni, labai miela, labai faina, žiauriai gera. Blemba, toks kultas jos yra. Jai labai tinka tas darbas, nes, nežinau, ligoninė tai buvo, kad jie visi dievintų ten ant rankų nešiotų pacientai kaip čia. Nu, čia tikrai yra Indrės kažkokia sekta, kultas, apsėdimas. Jis gali sulesti į akį, buvo toks, gali iškristi tokius laukus, sakys, oi, Frau Indrė, citautaitė buvo žiauriai nereali, žiauriai gera, žiauriai buvo nerealiai pasėdę gyvenime, net taip gerai buvę. Gaila, kad nebėra. Žmonės eina iš proto dėl manęs. Aš negalėjau patikėti, kad aš tokia esu belypt, mylima savo pacienčių. Žinok, ir jos man ramybės neduoda Instagram'e, rašinėja ir klausinėja, kada. O, Jėzus Marija, Jėzus. Iš vis, jeigu tą business planą, kai rašysiu, ten bankai turi paskaityti, jeigu jie man paskambina, aš jiems papasakosiu, kaip puola mano klientės ir nori būtinai pas mane. Net čia taip pat turi pažiūrėti, ar šitas verslas iš vis funkcionuos. Tai žodžiu, jo. Taip mes ir gyvenam. Tai ką, šokam į vlogą, parodysiu, ką aš čia veiksiu ant dienų. Jau dabar yra antradienis, kažkėlinta kovo diena. Ir nežinau, ar rytoj rodysiu, jeigu nesidažysiu, bet žinau, kad biški turiu mėlynių, bet čia normalu, čia man visada taip, mano kraujas labai yra nekrašantis. Tai va, gerai, einam į vlogą. Taip jokingai man viena pusė visiškai jau nebeina padaryti liūdnos burnos. Tik tais pusiau. Man labai jokas. Pavasario lygiadienis šiandieną ir va, jau pavasaris taip pilnu tempu vyksta, toj pradės žydėti beržai ir man bus kapėts. Darau pertraukėlę, jau nuvažiavau 48 minutės, tai kažkodėl mano GPS-as neveikia ant važiavimo dviračio, o einant vaikščiot veikia, tai nežinau, bandžiau jau googlinti, bet kiti žmonės turi tą pačią problemą ir nėra sprendimų. Tai žodžiu, vėliau pasirūpinsim tiek to, bet bent jau parodo, kiek aš važinėjau. Tai biški dar sustojau. Čia mama biški sodą aptvarkė, bet sakė dar daug darbo. Tai kitą savaitgalį. Tai čia dviratį laikau. Čia gaminu tokį patiekalą, turėjau Lietuvoje nusipirkus. Tai 25 minutės reikia leisti virintis. Apsitarkuot parmezano. Tai dar paprikų įdėjau, nes noriu biškai dar tokių daržovių. Čia kaip man bus 2 dienom, iš tikrųjų, matau, bet aš tikiuosi vanduo išgaruos. Nes rašo, aš esu tokia super virėja, rašo, kad reikia uždengtą keptuvę, uždengtoj keptuviai palikti. Tai aš 10 minučių, 25 minutės, aš 10 minučių palikau, bet paskui gal tas visas vanduo, reikėjo su 650 ml vandens
užpildyti. Man biškai per daug atrodo, bet žodžiu, nieko nesakau. Žiauriai noriu valgyti pusryčius, o jau yra... Nu, žodžiu. Bet šiaip sveika tik 2 kartus per dieną valgyti, nes tada biškai geriau svoris krenta. Bet pusryčius labai sočius turėjau, tai... Ir gliukozės tabletė dar po sporto, nes valandą būsiu dviračiu. Ir tada jau dar į dušą, dar tvarkiaus namus, tai galvojama, kad nebūtume paskui hipoglikemijos, tai kažką. Tai pusryčiai, košė, halva, vaisiai ir dabar pietus vakarienė. Šiaip jos vos negaunas protarpinis badavimas, ne? O dar kai fiziškai tiek veiklos, nu, tai jeigu neėsčiau tiek saldumynų, tai tikrai numešiau daug svorio, bet žinau, kas po to laukia manęs, paskui jau bus dar desertas. Nu, va, dar atėjo siuntinys, tai šitų užsisakiau, nes jau šitie beveik baigėsi, mes va tiek išnaudojom. Tai aš noriu turėti viską, išskyrus neturiu dabar botoksą ir filerių išskyrus profilą, tai kai jau turėsiu klientės, tai aišku, užsisakinėsiu prieš tai. Žinausiu, ką jos nori darytis maždaug, nes blemba brangu viskas, tai aš dabar jau to nelaikysiu, bet šiaip priemonės visos... Čia geras darinys, čia mano visai kitas pasaulis. Čia. Man reikės iš tikrųjų, nu aišku, turėsiu aš jau savo darbo vietą, tai aš ten galėsiu skalaikyti, bet dabar tai... jo, čia mano darbo vieta, reiks biškai galą susitvarkyti, bet... Ok, maždaug kaip viskas susimečiau. Maža kada gali prireikti, ko ne? Atvariau čia kai kur, papasakosiu kur, blemą jau mašiną kaip reikia plauti, šiandien važiuoju plauti. Papasakosiu šitą, kai įdomi istorija gavosi. Tai dabar einu atsimti savo pamesto siuntinio. Nu va, parėjau. Aš virkštai. Po ilgos kelionės, kuri truko pusę mėnesio, jie pagaliau pas mane. Žodžiu, aš tokia sustaršiu šiandien, žodžiu, belekas. Važiuoju dar greitai į Sodo centrą, noriu nusipirkti keletą dalykų, nes kad jau čia mane likimas atvedė į gretimą miestą. Aš pasakau, kad niekaip neateina švirkštai. Ir galvoju, blemba, reikia paskambinti paštą, nes ten bandžiau online maždaug, ten tą klientų, žinot, kundenbetrojung, nežinau kaip švers, kundenbetrojung. Tai žodžiu, dingo man tie švirkštai, niekaip neateina, aš užsakiau naujus, atėjo, ačiū Dievui, iki šeštadienio. Ir galvoju, reikia ieškoti man savo to siuntinius, tiek 16 eurų sumokėjau. Nu, nepaliksiu aš taip. Ir vis tingėjau aš skambinti, nu, tiksliau, reikia man važiuoti kažkur, kad galėčiau paskambinti, nes pas mane kaime, aišku, ryšio nėra. Tai va, ir niekaip neskambinau ir gaunu vakar žinutę į savo Instagramą, kuris yra su vardu ir pavardė. Ir parašė, sako, mes gavom jūsų siuntinį. Atvažiuokit pasimti, bet kaip miela, kad neišmetė, kad man perdavė. Ir pažiūrėjau, kur atvažiuot, parašė adresą. Žiūriu mokesčių, Steuerberater, mokesčių deklaracijų patarėjas. Ir aš galvoju, what the fuck, taigi man reikia. Tai dabar šiaip labai fainas. Dabar va, ką tik buvau, pasiėmiau savo švirkštus. Ir sakė, kad buvo užklijuotas lapelis, kad nukreipimas šito mano siuntinio pas juos. What? Kas atsitiko? Čia turbūt likimas ir visata nori, kad aš čia atsidurčiau, kad aš turėčiau pagaliau jau susirašiau savo mokesčių patarėją, Steuerberater, nes aš jau ieškojau, žiūrėjau. Nu ir va. Labai įdomi iš tikrųjų gavosi. Ir aš dabar važiuoju į Sodo centrą, noriu nusipirkti šalaviją, vakar deginau šalaviją, Zelbai vadinas pas mus. Ir paskui kažkaip galvoju, blemba, reiktų gal ir man nusipirkti, nes aš jį perku. Nafik aš jį perku, žinot, kokie antkainiai, galiu pati susidžiovinti namuose. Tai pažiūrėsiu, gal dar kažko tokio rasiu įdomaus, nes ten, kur aš važiuoju, aš esu pirkusi braškių skonio mėtą, šokolado skonio mėtą, ten buvo kolos skonio mėtą, mojito, visokių kokteilių skonio mėtų. Žinokit, rimtai, tas, kur pirkau, aš jas į vandenį dėdavau, kad, nu, vanduo skanesnis būtų gerinti. Rimtai, skonis tikrai braškių, tikrai šokolado jaučiasi. Tai jos pas mane sodė dar yra, man atrodo, jos po žiemos lyg ir išgyveno, aš jau jas turiu 2 metus, tokiam vazone.
Reiks pasižiūrėti, aš ten į tą kampą net neinu ir nežiūriu, bet reiks pasižiūrėti ir tikiuosi, kad irgi turės kažko tokio fancy, nes kažkada kai buvau, tai nebeturėjau tokių fancy dalykų, bet, nu, pasižiūrėsim. O šalavijo tai tikrai turės, nes Zalbai yra naudojamas, nu, virtuviai daug ir būna jo šiaip pirkti to palaido, bet aš noriu nusipirkti ir aš auginsiu tada savo sodą ir tada nereiks man pirkti deginimui. Nes man taip kvepia skaniai, kad eina savo. Tai vakar visus namus prasirūkiau. Ir labai faina. Tai va, važiuoju tenai. Ačiū Dievui, šitas nusimetė man šitas darbas. Ir tada varysiu, mano mama norėjo savaitgalį atvažiuoti dar pernešti augalus kelis. Į butą jau vieną tokią eglę parvežė, o kitų ne, nes aš nenoriu tų vėdarėlių savo mašinai, bet vėl nevažiuoja autobusai Hamburge, nuo šiandienos iki sekmadienio, tai jinai net negalės atvažiuoti. Tai aš pasiėmiau tokių šiukšlių maišų didelių, bandysiu kaip nors patiesti bagažiniai, kad tie vėdarėliai nevaikščiotų. Nu, žiūrėsiu, gal kaip nors aš juos atmesiu, nu, žodžiu, gal aš juos kaip nors iškratysiu. Tai va, tai po to mašiną valyti jau, po to tai tikrai teks, nes jau jinai nevalyta yra, čia man yra, tai žodžiu, ir tada dar įpardaryk, dar reikia bonkės priduoti ir tokių visokių reikalų šiandieną. Ką važiuojam į sodo centrą. Su pensininkais ketvirtadienio dieną einu į sodo centrą. Na jau, žodžiu, šalaviją nusipirkti. Ok, tai ką nusipirkom? Čia yra toksai, taip skaniai kvepia. Čia galima dėti spintą, galima dėti mašiną. Aš mašinai turiu dar tų naujų Rituals dalykų, tai net nežinau, gal namie kažkur. Žiauriai skaniai kvepia, tada aš negaliu atsilaikyti, žinokit, prieš visokias sezoninės servetėlės. Aš turbūt, čia yra mano, tada, žinot, babos soul, babos siela. Tuomet, gal šitą parodysiu, kai jau būsim namie, nes čia susirinkau daug žolelių ir žvakių jau man jau reikėjo iš tikrųjų visko, reikėjo žvakių, tai žodžiu, ba. Nu, va šitos reikia parsivežti, kiek boružių, Jėzus. Ir einu dar apžiūrėti, o žiūrėkit, čia irgi, čia boružių ir čia boružių, bet šitai pasaugo įėjimą. Einu dar apžiūrėti, ar viskas gerai, nes butą turėčiau jau kitą savaitę galėti priduoti pagaliau. Pažiūrėjau, kas po vazonu, tai ne, aš nevešiu šitą. Gal ne. Mama sakė, noriu šitos iškasti. Tiesiog po vieną susidėti į savo darbą, susidėti į ratukus ir parvežti. O mama turėsi, žinok, važiuoti, aš negaliu, man labai šlykštų. Nes ten yra, aš pažydinau, tai ten labai daug gyvių. Ne. Nu, biškai nusipirkau čia va tokį krepšį, dėl to, kad aš labai nenoriu, kad sraigės šliaužtų. Gal jos neužšliauž čia, nes sraigės didelė bėda yra su salautom. Tai paskui aš persodinsiu šitos augalus, bet dabar, kol aš nebūsiu, nes rytoj išvažiuoju gan ilgam, tai noriu, kad jie tiesiog saugiai pranakvotų. Čia yra laukinių žolelių miksas, čia tiesiog kaip salotos visokios.
Mėta biškai susispaudė, aš buvau čia žvakės dar uždėjus į tarpus, bet mėta labai greit atsigauna. Tada petražolių negalima tų pačių auginti ilgiau nei 2 metus, nes jos tampa nuodingos. Šalavies, kaip kvepia eina savo. Ir čiobreliai. Tai va, dabar palaistysiu, biškai čia žiūriu padžiūvę ir paliksiu. Nu, atvariau plaut mašinas, kas keiščiausia, kad dabar jau yra beveik 4 ir aš niekada tokių laikų nevarau, nes galvoju, kad čia bus daug žmonių, nes visi čia po darbų. Bet kai aš atvarau 9 ryto, būna didesnės eilės negu dabar, tai nežinau, turbūt niekas nedirba standartiniais laikais šitos kaimuose. Dabar žiūri šaltų laukia stovėti, mane užnus, kaip Vokietijai reikia būtinai būti reikia laukia, kaip plauna mašina, aš nemėgstu stovėti kaip žvirbliai laukia ir šalti. Tai tada dabar už kampą pavažiuos. Gerai. Ir tada išsisirpaliuosim ir dulkes nusivalysiu. Žiauriai nuobodu, visas žinutės atrašiau, net nebėra ką atrašinėti. Žiūrėkit, ten parodysiu už kampą. Man dešinysis siurblys labai patinka. Žinokit, jau jautiesi labai suaugęs žmogus, kai turi savo mėgstamiausią siurblį degalinėje. Nes yra 2 ir aš mėgstu tą, tiksliau, kairiai. Lema. Belė ką, žinokit, šneku, nėra ką vėjai. Žiauriai šalta, praėjo tokia mergina, Gen Z generacijos, ir jinai buvo su crop topu ir tam tipiniam plačiom kelniam, aš tai čia apsimuturiavus, man šalta. Ir galvoju, aš kai buvau 15, tai aš irgi eidavau visą laiką. Kuo mažiau apsirėmęs. Ačiū. Kaimo gražuolė prie palečių. Su savo mėlynę. O Jezu linksma, kaip būčiau jau kagašampės reikalus. Šiaip kai aš išgeriu, visiems būna labai linksma su manim, galiu pasakyti, nes aš labai bairius kaldau gerus, ta prasme. Nenoriu girtis, būna, žinokit, kaip dabar, bet dar pastiprinti. O, ačiū, pagaliau galim bėgti iš šiltą mašiną. Čia tipo džiovina, bet nenudžiovina, žinokit, čia kokybė vokiška yra kaip paslaugos Vokietijai. Ai, lemą reikia greičiau užvažiuoti, čia rašo, kad reikia greit išvažiuoti. Nu, va, vėl galima operuoti mano automobilį. Nors iš tikrųjų nerekomenduočiau šito daryti. Čia mano apsipirkimas jau iškart matos, kad aš sportuoti susiruošus esu. Nes kai jau truputį pradedu sportuoti, tai tada vakare labai žiūriu, kad nebūtų angliavandenių, būtų tik baltymai. Kad neįtų riebalą viskas, bet raumenis augtų. Aš nenoriu kažkaip labai sukūsti, aš tiesiog noriu daugiau raumenų, man patinka. Tai va, lašiša, sūris, čia jau baigęs mano pusryčių avižos, 2 jogurtai, augalinis pienas į košės ir mano kavos pienainis. Čia tie, kur ilgai laikosi, tai į atsargas. Tai va, toliau dar dalykai, čia jau šitos rodžiau, o čia žvakės, natūralus vaško, šiek tiek yra sveikiau. Labai skaniai šitos kvepiančios, tai Health ir Inspiration, ir čia paprastos pasėmiau 3 skirtingų spalvų ir norėjau skirtingų dydžių, bet nebuvo visiškai skirtingų, taip jau labai dydžių, tai pasėmiau tokias. Čia dar buvo Rosmane, keletas dalykų reikėjo, tai valymo servetėlių, ploviklio šilkui ir vilnai, nes turiu ir šilkinių dalykų. Tada šiukšlių maišų į kosmetinės šitos, aš turiu 3 iš vis namie tokius. 3 šiukšlinės su būtent šito dalyku. Tada čia indaplovį valymui, keletas dalykų irgi atsarga, jau reikėjo indaploviklio ir reikėjo man tušo naujo. Šitas man žiauriai patinka, labai patinka, dar gavau juodą pieštuką. Tai labas iš penktadienio. Aš pasidažiau. Vis dar matosi. Ir važiuoju aš į Hamburgą. Nebuvau jau 3 savaitės, žiauriai ilgai, nes 2 savaitgaliai realiai mums iškrito. 1 savaitgalį draugas buvo repeticija, kitą savaitę aš buvau su neringa. Tai, jo, tai oras šiaip savo. Lyja, kaip visada. Sakau, jeigu viena diena būna saulės, tada paskui turim 2 savaitės kentėti apsiniaukimą. Biškai dar yra mėlynių. Jo, vakar dar šiek tiek pasipilkinau plaukus. Labai man patinka šitas spalva, labai. Tai va, ir nieko vakar daug iš tikrųjų nuveikiau, daug pasidariau, išsimaudžiau dar vakare, pagliau, pameditavau, išsimegojau ir dabar varušiuosi, yra biškai po 11. Reikia dar susidėti šmutkės į fotosesiją, rytoj varau fotosesiją. Tik tiek, kad šalta bus, žiūri, bus šalta. Ir
Rytoj varau į tūsą, tai viską parodysiu. Aš labai tikiuosi, kad kaip nors dar sumažės mano mėlynės iki fotoshootingo. Ir lūpas tamsiai dažysiu, nes vis dar matos, iš tikrųjų matau dar. Tai tiek. Tai ką, atvariau Hamburgą. Jo, oras tai kaip visada superinis. Aš nežinau, ar čia žada, kada nors iš vis saulė šviesti ar ne. Nes vasara tai buvo sausra iš tikrųjų, belė kokia praeitais metais. Ir tada nebuvo absoliučiai lietaus kokius 6 savaitės. Visą laiką švietė saulė. Ir aš galvoju, kaip taip įmanoma, kad ištisai saulė šviestų. Dabar yra taip, kad ištisai lyja. Ir to irgi lys, fotosesija. Jo, labai patinka man šitą plaukų spalva, beje. Atrodo, man labai tinka. Tai ką atvariau, draugas dirba iki pusės 4, dabar yra po 2:40, tai dar turiu laiko. Tai nufilmuosiu vieną mokamą video, nufilmuosiu kaip susitvarkyti gyvenimą. Labai dažnai sulaukiu šitą klausimą, maždaug kaip siekti savo svajonių, kaip siekti savo tikslų, tai aš nufilmuosiu, tai kam įdomu, užsiprenumeruokit mane. Ir galėsite pamatyti šitą video. O dabar nufilmuoju ir tada einu pas draugą ir jis šiandien nori daryti carbonarą. Ir aš prieš porą dienų kaip tik pagalvojau, kad visai norėčiau, kad vėl pagamintų carbonarą. Tai šiandien gaminsim carbonarą. Tik tiek, kad teks biškai važiuoti toliau į Pardą, nes kur yra čia, nėra visko, ko reikia. Tai varysim dar į Pardą ir tada darysim, tiksliau, jis darys, aš stebėsiu carbonarą. Labai laukiu. Jo, ir prasideda savaitgalis. Teuerste Stück Käse, was ich glaube ich jedem. Hälfte. So ein, dass es schöner ist. So. Muss mir ja Mühe geben, wenn das hier heute runterkommt. Der kommt in eine gute Schale. Eins ist verloren gegangen. 1/2. Das soll ja gleich nur ganz leicht anstochen. Prise frischer Pfeffer rüber. Also da können wir eine ganze Woche von fristen. Das wird viel zu viel für das Blech. Das hast du mit traurigen Gestalten da zusammen gemacht. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. Gerne eine ganze Portion hier mal zusammenkriegen. Und mehr? Ja, ne? Jo. Nice. Fische. Sieht wie ein Arsch aus hier. Ja, hier sieht so einiges wie Arsch aus. Der hat sogar geschissen. Ja, das sind die Carbonara-Reste. Mhm, stimmt. Das Eiweiß davon halt, ne? So. Dažausi dėl to pirštai juodi, nekreipkite dėmesio. Čia yra murengas, namų gamybos toks skanus. Draugas klausė, sako, tu esi valgius? Nepirktinio naminį, sakau, ne, nesu. Wow, viduje toks dar yra drėgnas. O nesau. Tiesiog reikia sumaišyti. Kiek kiaušinio trynį yra 2 cukraus, išplakt ir iškepti. Bet ilgai reikia, porą valandų, ant 80 laipsnių. Kol patinka konsistencija, mes kepėm gal 2-3 valandas. Pažiūrėkit, kaip miela, man draugas parnešė spurvyčių, kad aš fotosesijai nepritrūkčiau cukraus. Tai labas, aš atvariau jau į Lauenburg, čia tas miestelis, kuriame bus fotosesija. Yra dar, nu ką tik norėjau žiūrėti čia į laikrodį, yra dar labai anksti, blema, kaip karšta mašinai. Aš atsidarius langą sėdžiu. Matau toliau nusileisti langą, bet dabar jau išsijungia elektrą. Tai... O, kaip karšta.
Tai žodžiu, saulė labai kaitina, bet ir biški lyjo, tai nežinau, žiūrėsim, kai bus oras, tikiuosi nelis. Skėti turiu, matau juodi debesis, okei. Ir dabar dar biškai pasiselfinsiu ir tada reikės jau man pabiškeiti į vietą. Trumpas paaiškinimas iš ateities, nes pamiršau paaiškinti, o to laiku, kai tai viskas tai vyko, aš nevloginau. Tai pritais metais, prieš kokius metus, po kirpyklos, kaip dažniausiai būna, susitikau su mama miesto centre ir jinai mane pafotkino, nes būna plaukai labai gerai sutvarkyti. Ir prie manęs prie vaikinas su fotiku ir sako, gal nori prisijungti, mes čia tipo fotografai, hobio fotografai, tie, kurie tai daro mėgėjiškai. Ir jie darė tą vadinamąjį fotovolk, kur pasiema modelių, susirenka daug fotografų ir jie eina per miestą ir fotkinasi. Tai kadangi aš gerai atrodžiau, sako, tokia graži, gal nori prisijungti. Bent keletui kadrų, tai jie mane biškai pafotkino, susipažinom, tada apsikeitėm Instagramais ir aš vėliau buvau tikrai nemažai fotosesijų vėliau vasarą, tai su Natalį, su Gerhardu, su Benu, su Torsten, liktai jo, tos buvau fotosesijose, tada aišku, kai jau būna žiema, vis tiek dažniausiai fotkinama yra lauke, turi jie kai kurie studijas, bet studijai dažniausiai yra neįdomu, nes jie nori išsibandyti visokius kampus, pastatus, raštus ir panašiai. Tai žiemą nieko nedarėm, o dabar buvo pirmasis fotovolk šių metų, jau ne Hamburge, o Lauenburge, nes jie daugiau gyvena piečiau Hamburgo visi. Tai buvo 5 modeliai kažkur ir 10 fotografų ir dar 5 žmonės, kurie atėjo kartu su tai žmonėm. Čia buvo šeštadienio toks eventas, tai parodysiu viską, tai žodžiu, ne tik aš viena buvau, bet ir kiti. Ir dėl to aš nuotraukas gavau iš kokių 10 fotografų. Ir šitas kart nuo karto vyksta ir paskui, aišku, galima dar ir privačiai susitikti su fotografu. Tai viskas yra tiesiog nemokama, tiek modeliui niekas nemoka, tiek fotografui niekas nemoka. Tai mes gaunam nuotraukas, o jie gauna irgi nuotraukas ir praktiką. Tai, žodžiu, įkelsiu biškį vėliau rezultatų ir tokia va prieš istorija. Štai aš jau Lauenburge, valandą važiuoti nuo Hamburgo su mašina. Laiptis. Panorama. Ist jetzt nicht so weit weg, Ja. aber man hat auch ein bisschen mehr Ruhe, als wenn man Ja, wieso? Sie sind alle gekommen oder was? Sie sind endlich auf der Fliege. Sowas. Und ganz schlimm. Das ist eigentlich nicht so weit weg von Hamburg. ist auch immer unsere. Da hast du den Elbstrand. Richtigen, da haben wir zum Beispiel Nacktfotos gemacht. Und da hast du, wie Mangroven sieht das aus, Trauer. Ich war vorher, ich habe die nicht so. Tai aš atsisveikinsiu šitam vlogą, nes jau žiūriu labai daug medžiagos yra, tai pratęsiu toliau viską sekančiam, tai kam įdomu, pažiūrėkit, jeigu kažkas įdomu, klauskit, komentuokit ir susitiksim jau labai greit.